Sveiki. Šiandien norėčiau pasikalbėti tai, kas žmogui svarbiausia, bent vienas iš svarbiausių klausimų, temų, kas apsprendžia mūsų gyvenimo, viso gyvenimo kokybę. Norim pakalbėti apie gyvybinę energiją. Kaip ją išsaugot, kaip ją sukaupt, kaip joje maudytis, plaukioti toje energijoje ir kad būtum energingas, švalus ir energingas. Nes aš energiją įsivaizduokim tai metaforiškai kaip kokia didelė jūra. Tu jūroje plaukioji, geriesi, švalėji. Ir tą jūrą turi kažkas maitinti. Ir aš įsivaizduoju 6 tokie šaltiniai, 6 upeliai, kurie suplaukia ir sukuria tavo tą gyvenimo jūrą. Arba nesukuria, arba jie išdžiūna. Kaip padaryti, kad ta gyvenimo energija būtų, ta jūra būtų pilna energijos, pilna, kurios dabar ypatingai reikia, kadangi gyvenimas tikrai sunkus ir jis nelengvėja, bet lengvėja su didesnė energija lengvėja. Tai pirmas tas šaltinis, pirmas tas upelis, kuris maitina mūsų gyvenimo gyvybinę energetiką, tai yra noras gyventi. Noras gyventi. Atrodo, koks čia gali būti klausimas noras. Kaip čia noras? Labai gražiai palyginkim, kad suprasti šitą norą gyventi, tai palyginkim su noru valgyti. Noru valgyti. Žmogus atėjo pietų metas, ateina laikas, kažkas paruošia, deda ant stalo ir žmogus eina ir valgo. Valgas, jis nori, jau atėjo pietų metas, nori normaliai valgyti. Bet įsivaizduokim žmogų, kuris visą dieną keliavo, visą dieną kopė į kalną, ten ar į lauką, grįžta vakare. Vakare visą dieną dirbęs, visą išsekęs ir jaučia nuo tolo jau tą duonos kvapą. To stalo, kažkas garuoja, koks malonumas. Koks noras nesulyginamai su to, kada tu ten nuo kompiuterio pakilė ir eini prie pietų stalo ir kada tu visą dieną kasnelio burnoj neturėjęs. Kaip skanu ta duonos kasnis, duonos gabalėlis skanus. Jeigu dar kažko dar yra išvis gražu. Ir tas noras, įsivaizduokim, pagal norą valgyti, įsivaizduokim, kad nuo 1 iki 10 balų. Ir užrašykim savo, noriu valgyti, sakykim, tai jau, kada tu keliauji ten 1-2 dienas ir tada jau 10 balų nori. Taip, tai pietų laiką 1. Taip įsivaizduokim ir norą gyventi, pabandykim tą, sugraduoti savo pagalvoti, kiek aš noriu gyventi, koks mano noras, ar aplamai aš ar pagalvojęs apie, kad reikia turėti norą. Taip, sakykim, saulės baterija, ant stogo daug kas jau turi saulės baterijas įrengę, tai kaip ją nuolat papildo saulė. Pildo saulę ir tu gali džiaugtis, šildytis, šviestis ir taip toliau. Tai ir tą energiją papildyti, kaip ją tą norą sukurti, svarbiausia turėti tikslą. Gyvenimo tikslas tai jau tu nori baigti, sakykime, aukštąjį mokslą, tu nori padaryti karjerą, tu gilinėsi į tą savo specialybę, tu ten, jeigu tu turi, sakykime, žemę, kaip dabar daugiau ieškai, kaip panaudoti tą žemę, kaip užauginti tą derlių, kaip užauginti, sakykime, ten kažkokį avyčių ar karvučių bandą, ir kaip daugiau gauti naudos iš to, kaip turėti lengviau dirbti. Kaip sukurti tą gyvenimą, koks tavo noras, ar ne? Noras tai yra kaip turtas. Sakykim taip. Bet svarbiausia, sakykim, irgi, jeigu kaip dingsta tas noras. Jis vis tiek nėra, aš matau, troleibuse, autobuse važiuoja, gatvė eina žmonės, pas mane į seminarus ateina, būna salė, susirenka ir matau, pagal jau būseną, kad jie nėra to džiaugsmo, nėra tokio išsitiesimo, nėra tokio spinduliavimo akyse. Tai yra nedidelis noras gyventi. Tai yra trukdo žmogui, trukdo siekti tikslą, trukdo jaustis laimingu. Ir tą norą, sakykime, norą vienas, kas mūsų sunaikina norą, sakykime, jeigu tu ir sotus, šaldytuvas pilnas, bet vienos rūšies, sakykime, ten vien vištiena. Ir tau jie atsibosta, pabosta ir tu dingsta noras, nors tu yra alkanas,
Tau dingsta, išsaugoti norą gyventi, tai yra vienas yra svarbiausių. Sakykime, buvo toks atsitikimas Trakuose, čia ir lenkišką žodį panaudosiu. Reiškia, grįžta iš baliaus, sako, nu kaip buvo balius. Sako, geras balius, visko buvo, bet aš grįžau alkana. Kodėl? Nebuvo prinukos. Prinūkas lenkiškai reiškia, nebuvo raginimo. Vat gyvenime niekas tavęs neparagins. Mylėk gyvenimą, džiaukis gyvenime, nu aš seminaruose tą darau, ne? Bet daugiau niekas to nedaro. Turi sukurti pats tą norą, be prinukos, be raginimo, atrasti gyvenimo noras gyventi. Tai yra vienas yra svarbiausių. Noras gyventi rezonuojasi su gyvenimo noru, gyvenimo energetika rezonuojasi. Ir tu pildai sukrauni, tu laimingas, tu esi stiprus ir sveikas, kas yra svarbiausia. Ne? Sakykime, aš noriu išlaikyti redakciją, aš nesiekiu ten pelno, nesiekiu niekurio ir dabar nėra, bet tas noras išlaikyti redakciją, man žavi mane keltis ryte, ieškoti, laukti pirmadienio, ieškoti idėjų. Vat, antraip, aš įsivaizduoju savo draugus, kurie išeina, sakykime, į pensiją ir jis užgesta, jis nieko nenori. Ne? Man teko būti vienam renginį, žmogų pristato, reiškia, kaip pranešėja ir pradeda vardinti visas jo regalijas, visas titulus, jis nubraukia, nereikia kalbėti, aš pensininkas. Jis sumažina save. Jis numenkina save, aš pensininkas. Pensininkas tai yra tavo gyvenimo etapas, bet ne tu. Tu esi kaip buvai, tu esi ir likai. Jeigu tu protinį darbą dirbai, tai protinis darbas turi tik didėti. Protinė energija turi didėti. Panaudoti ją. Panaudoti savo gyvenime, savo tuos principus, kuriuos tu dėsi studentui ar ten savo institutė, sakykime, vadovas jis buvo. Ne? Panaudoti savo, nenurašyti save, aš pensininkas ir tarp kitko labai dažnai tą pasako. Aš jau niekas, ne, tu turi tik tai didėti, ar ne, ar tu tokiam amžiui, ar tokį, ypatingai paskui, taip. Yra gražus pasakymas, Diuma, reiškia, buvo taip pat puotoj ir klausė vakare, reiškia, kitą dieną klausė, kaip tas praėjo balius. Sako, jeigu ten manęs nebūtų buvę, tai būtų labai mano nuobodu. O taip gražu, tą įsiverskim savo. Jeigu tam pasaulyje nebūtų manęs, būtų jis nuobodus, būtų toks pasaulis kaip ir dabar, karai, ten nelaimės, ten infliacija ir taip toliau, girdi per televiziją ir visur, ne? Bet aš esu jame. Vat jame be manęs būtų nuobodu toks, ką rodo ten televizija. Bet su manim aš matau saulę, aš keliuosi, aš geriu kavą, sakykime, taurę šampano. Ir gyvenimas, sukuriu norą, sukuriu gyvenimą. Su manim pasaulis tampa nebenuobodus. Su manim, nes aš esu jame. Antras reiškia, antra ta upelis, galbūt nemažesnis ir už pirmąjį. Tai noras matyti, kas gražu. Kartoju, noras matyti, kas gražu. Tai yra labai svarbu. Mūsų akis gali mikroskopo, gali teleskopo, gali kinaukais kaip aš, ne? Tu gali matyti, daug matyti. Visą horizontą matai. Ir tame horizonte visko yra. Ten vienur barniai, kitur muštinės, kitur ten surudėjai, kitur ten numesta, kitur tai. Bet ieškoti, kas tame horizonte yra gražaus. Tada gražu, tu priimi, tu to grožio užpildai visą savo sielą, savo vidų. Ir tavo tas pasaulio, tas betvarkė pasaulio, ta entropija, ar kaip pasakyti, ne, tave nenaikina, tave nežlugdo. Nes tu stebi tai, kas gražu, tu pasirenki, tu ieškai, tu kaip teleskopu, ne, kaip vištytė ten grūdelio ieško per visą kiemą ir galbūt tik vieną randa. To atrasti tą grūdelį, to grožio grūdelį, kurių mažai yra, ne. Tas ieškojimas yra žavu, jau pats ieškojimas yra. Ieškojimas, kas gražu. Nebus prinūkos, kaip kalbėjom, kad ieško, kas gražu. Ne. Tu pats turi atrasti po mūsų pokalbio, taip, ypatingai, taip. Matyti save gražią. Moterim ypatingai puošiasi. Daug vieną man teko sutikti, eina su vyru ir nubėgo į šoną. Paskui man kitą dieną jis pasakė, jis sako, baisiai nenori, kad ji negraži. Jei turi daugiau metų, negraži. Aš pasivyk visai graži, ji nemato savo grožio.
matykit savo grožį. Amžius raukšlelės taip pat nėra, piktos raukšlelės negražu. Liūdnos raukšlelės tikrai negražu. Bet raukšlelė su šypsenėlė puošmena. Jeigu kas laikot save neipatingai gražią, ateikit pas mane. Aš parodysiu jums, kokia jūs graži. Aš jums atskleisiu jūsų grožį. Kiekvieną turim savo grožį, ne? O nėra kas įvertina. O išmokysiu, ateikit su malonumu ir ne vienai esu padėjai. Jūs nuostabi. Dabar pažiūrėkit į veidrodį. Perklausykit dar mūsų šitą laidelę. Taip, noras reiškia noras gyventi, noras matyti, kas gražu. Ir trečias upelis – noras džiaugtis gyvenimu. Noras džiaugtis gyvenimu. Mums atvirkščiai, mums visa televizija, žinios, pasaulio tie įvykiai būtent nuteikia, kad liūdėkim nuo tokio gyvenimo, kad liūdnas tas pasaulis, ne, kad jis neteisingas, ne, karai, ten pandemijos, ne, infliacijos, skurdas, atleidimas iš darbo, taip toliau. Va. Tarsi kažkas nori užgesinti mūsų tą žiburėlį, tą šviesą, tą žvakutę, kuri šildo mūsų gyvenimą. Ne. Turim surasti patys, ne? Supras, kad mums niekas nenori, sakykime, nėra dabar laidos arba televizijos tokio kanalo, kur būtų vien grožio, sakykime, kanalas, vien kažkokių gražių įvykių, vien, sakykime, ten poezija, spektakliai, žmonių gyvenimo istorijos, ne? Kurie laimingi, ne? Kurie ten gražią ten turi krūtinę, ar kažką užpakaliuką, ne? Kur dabar madinga, ne? O kad gražus jo gyvenimas. Vat viena, dabar nežinau, gal per Lietuvos televiziją mačiau, 103 metų moteris kalbėjau, galbūt jūs irgi matėt. Sako, aš dar daug ką pamatau, išgirstu pirmą kartą. Vat atranda aktorėlėm 100 virš metų, atranda, kad kažką pirmą kartą. Ir ten sakė, ten leidosi voras, jai prieš pat akis veido, ten dar sparnelės pamojavo. Vat, jie ieško to smulkmenėliai ir paskui gyrėsi visiems, negyrėsi, džiaugiasi visiems. 103 metų mato, kas gražu. Taip, trečias mūsų, taip, ieškoti, atrasti tą džiaugsmą, fiksuoti svarbiausia, užfiksuoti. Ir ilgai laikyti, sakykime, buvo kažkoks gražus atsitikimas, graži mintis, graži knygos puslapis, gražus žodis, gražus telefono skambutis, ne? Užfiksuoti tą laikyti, tai išsaugoti tą džiaugsmo energiją. Taip, ketvirtas, noras mylėti gyvenimą. Vat mylėti gyvenimą, tai visą gyvenimą, tai mylėti, gyvenimas tai yra visa, kas telpa žodyje gyvenimo. O kas tame žodyje telpa? Gyvenimas. Kas tai yra? Va tai ir yra visa, ką tu sutalpini pats į tą žodį. Ką tu jame talpini? Ar tu talpini prabudau, pavalgiau, nuėjau miegoti, atidirbau ir taip toliau? Ar tu, kad aš galiu mąstyti? Kad kiekvieną dieną gali būti kitokia? Kad kiekvieną dieną gali būti stebuklas įvykti? Gali būti telefono skambutis kažkoks stebuklingas, gali kažkoks pasiūlymas, pakvietimas, ne? Mintis. Viskas pasaulyje maža, tik meilė ir mintis didi. O ateis tau mintis didi, va tos laukimas, ne? Sutalpink į tą norą, į tą gyvenimo prasmę, į tą gyvenimo žodžio prasmę. Taip. Noras mylėti save ir kitus. Mano yra viena iš temų egoterapija. Mylėti, egoterapija, aš ne kartą tą minėjau. Ego tai aš, terapija, rūpestis, slaugimas, gydymas, ne? Rūpestis savimi. Egoterapija, pradėti, tu viso pasaulio meilė, viso pasaulio džiaugsmas prasideda nuo tavęs. Kaip kelias prasideda nuo slenkščio, o viso gyvenimo meilė ir viso džiaugsmas prasideda nuo tavęs. Mylėk save, bet nedėk tašką, o kablelį. Mylėk save, kad galėčiau mylėti kitą. Kad tą meilę galėčiau perduoti kitam, kad kitą paskatinčiau, kad jis galėtų mane mylėti, nes jeigu aš nemyliu savęs, tavęs negali mylėti. Daugelis moterų yra gražios, ne, puošnios, turtingos, ne, neturi, nemyli jų niekas. Jos nemyli savęs, nespinduliuoja. Reikia prie tų gražiausios karų ir karolių ir iškirpties gražios, dar reikia turėti spinduliavimą, kad tu myli save, kad tu myli pasaulį. Tu kalbi kitaip, tu kitaip atrodai.
Nors veidrodį galbūt ir taip pat, o tu tam žmogui tu kitaip atrodo. Vat ir čia yra viena iš paslapčių. Taip, ir 6, paskutinis mūsų noras kurti, atrasti tas prigimtinės galias. Noras kurti, atrasti, kurti. Vat sudėti tos 5 norus ir paskutinis noras kurti. Kas tai yra norai mūsų? Vat ir norai galima, tos energijos norai, energijos rūšis kokie. Tai vat prigimtinė energija. Vat žmogus gimsta su kažkokiu ten energijos kiekiu. Sakykime, gali būti ir mažas, ne? Bet jis galbūt turi didelį galimybę, didelį norą krauti, pildytą, plėsti tą savo nedidelį tą talpelę, daryti begalinį galima daryti. Vat, prigimtinė energija, bet ją išsaugot, žinot, kad aš turiu prigimtinę, antrą sukurta energija, minčių energija, kur dėmesys ten ir energija. Vat, jau tu prie prigimtinės tu gali pridėti ir labai daug savo mintimis. Ir jau tu stipriai. Taip, gamtos energija. Vat, semtis iš gamtos energijos. Semtis iš gamtos. Gamta tai yra virpesiai, Einšteino, ten visą teoriją, tai aš galbūt beveik kiekvienam seminarą apie tai. Krautis gamtos energiją. Čia yra, nėra laidų, prie kurių gali prisijungti. Reikia ieškoti, Lausiūnio metodai, seminaruose, bet čia individualiai. Kaip pasikrauti? Malda taip pat irgi energija. Padėk Dieve, aš tą sakau. Padėk Dieve, sakykime, aš turiu obuoliuką, ten ir kamuliuką aš metu, man labai lengva, jeigu aš turiu, Dievas tai viską turi, jis duoda. Bet kad tu pagautum tą, kad tu priimtum tą kamuliuką, tu turi stebėti mano kiekvieną judesį, tu turi ištraukti rankas iš kišenių, tu turi atmerkti akis, ne? Ir kiek tu turi daug, vat, ir malda padeda tiem, kurie vat, tą visą atlieka, kad priimtų to. Taip, man yra galinga. Energetinis palaiminimas, vat, palaiminti, ne, man labai gražu, ne? Vat, vienam seminarė aš sakau, kalbėjau apie palaiminimą, aš sakau, aš dabar tave palaiminsiu, ne? O sakau, dabar tu mane palaimini, jie man gražiai priimė. Kitos sakau, negalima, čia galima. Yra sakralinis palaiminimas, negalima duoti niekam sakralinio palaiminimo. Tai yra kunigo vyskupo popiežiaus, ar ne? Bet popiežius pats prašo, pasimelskit už mane. Tu kiekvienas savo širdutę, savo tą Dievo, kad Dievas tavo davė, tu taip pat palaimink. Palaimink save, palaimink kitą, priimk kito palaiminimą, priimk viso gyvenimo palaiminimą. Ir būsi laimingas. Mes tą atmesdami mes gyvenam paprastą, primityvų, tokį sakykime, vabaliuko gyvenimą. Ne, mes esame žmonės. Ne? Ir užbaigdamas tokį kaip apibendrimą, tai Gėtės yra pasakymas, priimdami žmogų tokį, koks jis yra, padarome jį blogesnį. O priimdami tokį, koks jis turi būti, padarome tuo, ko jis tau gali tapti. Kuo jis gali tapti? Priimdami to, koks jis turi būti. Ir reiškia, mes padarome to, ko jis gali tapti. Dabar pakeiskim tą žodį žmogų, priimdami žmogų tokį, ne? Priimdami pasaulį tokį, koks jis yra, va tokį, kokį mums rodo televizija. Padarom mes nuo savęs dar blogesnį. O priimdami toks, koks jis turėtų būti. Kad mylėtų žmonės, aš vienas dabar žiūrėjau, ten Sirtakius šokį, ten, reiškia, per kompiuterį, YouTube. Reiškia, ir ten komentaras parašyta, jeigu visi pažiūrėtų, kaip jie gražiai šoka, tai nebūtų karų. Va toks komentaras, ne? Grožio reikia. Grožio elementas gali tau pakeisti. Priimt pasaulį, priimt tokį gražų, kaip ten tam šokyje, sakykime, kažkokia opera, ne? Arba gražio kaimyno elgesį. Priimdami tokį, ne, padarome pasaulį, ar ne? Toks, koks jis gali tapti. Ir trečias variantas, priimdami žmogų pagal Gėtę, ne, priimdami save, koks aš esu, padarau save blogesnį. Priimdamas save, koks aš esu, padarau save blogesnį. Aš turiu priimti tokį, koks aš galiu būti, koks aš turiu būti. Ir aš tampu, tada padarau save, ko aš galiu tapti, ir to einu. Ir aš tapau rašytojų, rašau leidėjų, tapau to. Būtent skatint save, didint save, nebijoti, laikyti save didžiu. Ne. Ieškoti, kitaip tu būsi mažas ir mažėsi. Taip. Va. Ir Hiltono dar pasakymas, tą temą atitinka. Daugelis žmonių nepasiekia sėkmės ne todėl, kad taiko aukštai ir nepataiko,
o todėl, kad žmogus taiko žemai ir pataiko. O būkim dideli. Aukim, svarbiausia, mes savęs nepakeisim. Mes visada būsim tokie, kokie esam. Bet kiekvieną dieną po milimetrą pridėkim. Va čia visa yra esmė ir mūsų pokalbių, ir mano seminaro, ir individualių kursų. Būtent tas augimas po milimetrą. Sveikatos didinimas, sveikatingumo. Šiandien aš toks, o rytoj gali būti kitoks. Tai čia apie sveikatą. Ne? Vat ieškojimas to augimo, tos dimensijos augimo, to energetinio dimensijos. Ir mano visi seminarai vadinasi energetiniai seminarai. Aš apie juos rašau labai daug ir vedu. Ir mūsų svetainiai, internetiniai svetainiai www.3žvaigždutės.lt. Ten yra ir žinijos seminarai, ir kuriuos aš vedu. Individualius kursus ir tema, ir skelbimas yra, ir skelbime tai visos temos, ir mano kontaktai, mano telefonai, mano elektroninis paštas, ir paskutiniam skilteliai, mūsų svetainės kontaktai yra visi. Visada aš laukiu, man visada mėla bendrauti, kada skambina, telefonai nemokami, pasikalbami, kad vien to pakanka, kad žmogus kažkiek tą milimetrą ir gautų tos energetikos, to džiaugsmo milimetrą, ne? O paskui jau eina toliau. Ieškoti tą viso gyvenimo prasme ir yra. Ir didžiausios upės prasideda nuo mažytės balutės, nuo mažyčių šaltinėlio, kai virsta galingiausia upė. Sėkmės jums, bendraukim, turėkim vieni kitus, ieškokim ir nenurimkim, būkim energingi, būkim gyvybiškai energingi, žmogiškai, kaip žmogus, ne kaip dramblys energetiškas, ne stiprus, ne. Būkim žmogiškai, energetiškai, turėkim gyvybinės energijos ir ją nuolat didinkim. Sėkmės iki sekančio karto. Laimingai.